Tai čia dabar... Rasa lipta, virto. Jo. Kaip čia dabar padaryti? Tai šitas tos geležis nelabai pasieksiu, kad paimti tą palaikyti. Čia gal kaip jį. Aš įeisiu, gal čia įlysiu per apačią. Čia bus patogiau jau. Nu, sėdinkis. Ir šitos palaikyk va tą vieną. Ir šitą palaikyk. Va. Tai šitas žadintuvas yra geras. Tai Būtent kariams. galvijams važiuojant. Čia va taip. Va, ir čia. Opa. Reikia už apačios spausti. Va šitą. Jo, oi, jau iššoko. Ir iššoko. Nu, aš laikysiu jūs ten, už apačios traukit, spauskit va ir žiodo taip gyvulį. Prilaikau ir va kiek reikia. Matai, gali mažesniam gyvuliui čia karvė tiek. Ir gerai matosi, burnos labai daug. Jūs čia nemato savėdų. Galite, tegu pasižiūri greičiau. Mergaitės tik žiūri į mus, o ne į karvę. Čia reikia. Visas dėmesys karvės burna turi būti. Va. Viskas tu normaliai? Nu, jai dantis matosi, ir žandai mato, tik gleivinė. Nu va, nu gerai dabar šitą. Tai išėlsi, pasidėkit, kad tu klausi. Nu, biškai atsikvėpk. O šitas yra prastesnis žiūrintuvas, nes reikia taip įstatyti, kad vienas žandikaulis čia, kitas čia būtų. Labai plačiai įsižiūrėti. Jau labai plačiai turi gyvulys įsižiūrėti, jau prieauglis jau neįsižiūrėti, gali išnarinti. Niekaip neįsižiūrėsis tiek. Šitą karvę dar įsižiūrėti. Nu, bet pabandai. Čia nugaras. Čiaupės, o niekaip nesižiūrė. Niekaip nesižiūrė. Dabar man reikia spausti. Matinį žandikolį, kad pasiekta. Savo norų tik tai, jeigu jinai. Ne, savo norų čia jau žino jinai. Visus tos dalykus ir tai jie įstatyti va šitaip va. Bet tai sužalosim kraujos. Taip pat tai va tokiu būdu va. Jau prastesnis. Bet nu jau šitas prastas. Ja. Sunkesnis. Prastesnis. Geriau. Va šitas būtų geresnis, bet jis labai nestabilus. Tik pajudino galvą ir išlieks, va to judėsime. Va, taip va, įkišam, paverčiam, va prasižioja. Bet tai labai nestabilu, pajudins galvą, niekaip išsitrauks tą žydintuvą. Ir mažai jisai... Mažiau pražiodino, bet va, nu gali, kai kitokio neturi geras ir tas, bet ką daryti. Gali jau žiūrėti, kas ten darosi burnytėje. Visai. A dar kokį turim? Dar turim. Nu va, šitas taip pat seniausias Kristofo žydintuvas vadinasi. Nu, tai taip. Tokį reikės įkišti burną, nes vienas dalykulis čia, kitas čia turės būti. Nes tai čia yra lietuvių liaudės taip darydavo, kai tik karvė užspringsta, bulvė kokia pavasarį. Kaip gražiai Tik atrodo. šeimininkas greit nuo raktos tabulės nukala apkostą, toks lankelis, atsimenu raktos tabulė. Viską suploja, įkiša čia į burną, taip pražiodo ir per tą skylę kiša. Bulvė įsitraukia, stumia iki reiklės. Tai tas jo, tai Kristofas prie to rastabulės lankelio pritvirtino auselės privirino ir pasidarė jo vardą žydintuvas. Nors ši liaudis senų seniausiai pasisaugo. Skilpionai. Sunkiau kaip bet karvų tikiuoks nesižiūrė. Reikės. A, ne tiek. Alai. Geras kadras. Niekaip nesižiūrė, nes jis viską žino. Tas visus mūsų triukus. Va. Taip, va. Dabar aš nenoriu spausti, nes sužeisiu gleivinę. Galėčiau versti, bet sužalosiu gleivinę. Tiek to dabar kol kas dar nes. Ką darbą daryti? Žiokis, karvė, žiokis, nu ką daryti. Ir čia dabar pražiodint, kad tą įstatyti galėti. Oi. Gerai laiką įlaikau. O, dabar vieną, jeigu galėtum dar už to palaikyti, aš va taip. Ranką kišu. Jau pirštų negaliu niekur, nes man sutraiškis pirštų. Va, nukišau jau į ryklę, ten toli, va. Va.
Matot, judina. Ten, ranka man. Norite? Va tik tai pirktis tiesiai. Nebandžiau. Per daug drabužių.